Penktas dalykas, ką reikia žinoti apie kriptovaliutas. Žinau, kad altcoinai kelia daug triukšmo, visokios meme coinai, tokenai ir taip toliau yra daug triukšmo forumuose, daug triukšmo internete, kad neva tai gali padaryti 100x pelningumus ir visa kita. Ir žiūrėkit, ką svarbu suvokti. Tuos pelningumus tokenai, altcoinai padaro tiems, kas juos sukūrė. Nes sukurti tokeną kainuoja centus, palyginus su to, kokią kapitalizaciją gali surinkti. Tačiau tie tokenai nesukuria jokios vertės jums. 99,9% altcoinų nesugeba aplenkti bitcoino pajamingumo, tai reiškia, nepadaro tų 100x ir taip toliau. Šių metų rezultatas iš 2,4 milijono registruotų CoinMarketCap tokenų, tik tais 42 vienetai, iš 2,4 milijono tik 42 vienetai sugebėjo outperforminti bitcoiną. Tai jeigu jūs jau galvojate investuoti į kripto, rinkitės bitcoiną, o altcoinus palikite tie, kurie nori lošti loteriją, nes altcoinai yra būtent loterija, o ne investavimas. Ta svarbu įsikalti savo į galvas. Jeigu norit ir daugiau kokybiškos ir geros informacijos, kaip investuoti į kripto saugiai, kaip tą padaryti tvariai, tai lapkričio 5 organizuoju seminarą apie kriptovaliutas ir bitcoiną, tai info apie šitą seminarą rasite apie link šios video kažkur nuorodoje ir labai rekomenduojame sudalyvauti.